Projektas skaitmeninių inovacijų taikymas žemės ūkio verslo vystymui, tvaresniam ir efektyvesniam ūkio valdymui yra vykdomas pagal Lietuvos strateginio plano intervencinę priemonę parodomieji projektai ir informavimo veikla. Projekto pagrindinis tikslas į žemės ūkio veiklą į padargus įdiegti IoT GPS jutiklius, kurie galėtų skaitmenizuoti žemės ūkio techniką ir padėti ūkininkams priartėti prie žalio kurso reikalavimų, tai yra skaitmenizacijos jų veikloje. Projekto įgyvendinimo metu 10 Lietuvos ūkių buvo įdiegti parodomieji bandymai. Projekto metu buvo vykdoma tų ūkių nuolatinė priežiūra, užtikrinama realaus laiko duomenų integracija į platformą bei užtikrinamas ūkininkų bendradarbiavimas tarpusavyje. Projektas siekia per skaitmeninę platformą suburti ūkininkus į bendruomenę ir priimti kolektyvinius sprendimus jų ūkio valdymo reikalams. Šio projekto metu, reiškia, šitos technologijos, jos yra susietos su ne tik telefonu, bet ir su įranga. Įranga yra diegiama į traktorius, į padargus, jos pagalba realiu laiku vartotojas, ūkininkas, jisai gali matyti vykstančius ūkio procesus ir gal esminis dalykas, kad informacija yra sisteminama ir gaunamas sisteminis standartas. Tai reiškia, kad ūkininkai tarpusavyje gali palyginti informaciją. Jinai palyginama taip, kad mes lyginam obuolius su obuoliais. Kažkas tai investuoja į lauką savo laiką kaip darbą tokį. Tai yra palyginimi dalykai. Ar mes kviečiuosi išdirbom per metus 4 valandas ar 4,5, mes galim paversti pinigais ir palyginti, kaip tarpusavėje, kas išdirbo 4, gal kažkas 8 išdirbo ir jeigu 8 išdirbo, tada yra aišku, kad gal kažkokie procesai netinkami, gal šitoje vietoje tada blogiau uždirba. Kiekviena ta detalė, jinai svarbi ne tik pavienių, reiškia, atveju, bet visų mastų mūsų Lietuvos žemės ūkyje. Reiškia, kad tai galima paefektyvinti, mažinant sąnaudas pačiems darbams. Tai tos technikos, kuri yra reikalinga šiandien dienai Lietuvoje, iš principo jos galėtų būti ir mažiau, bet ūkiai turi rasti būdą, kaip bendradarbiauti tarpusavyje. Didelės kompanijos statistiškai, reiškia, sugeba sumažinti sąnaudas apie 35%. Didelis ženklas, tai jeigu Lietuvos mastu mes galėtume veikti tokį principą apie bendradarbiavimą, žinių dalinimąsi. Kai žinios yra standartizuotos, tai galim jas perduoti ir nesunkiai pritaikyti kaimynas kaimynui, brolis broliui perduoti kažkokią tai informaciją. Tai šita įranga veikia tuo principu, kad veikia ir GPS ir Bluetooth technologijos. Šitų technologijų pagalba yra pasiektas toks technologinis įsivystymas, kad vartotojams patiems nereikia įvesti duomenų apie atliekamas užduotis ar darbus. Technologija gali susijungti, reiškia, GPS įrenginys kartu su Bluetooth įranga ir ant padargo esantis tas įrenginys, jisai užvadinamas to padargo pavadinimu ir yra aišku, kad traktorius naudoja šitą padargą, šitas padargas daro šitą darbą. Ir tas padargas turi tam tikrus parametrus, savo pločio, darbinio pločio, reiškia, pavadinimą kaip darbą. Ir kai yra įvažiuojami į konkretų lauką, yra aišku, kad dirba su šito padargo ir yra uždengiamas tam tikras plotas, tai skaičiuojasi hektarai. Tai intensyvesniuose gamybose, kur ypatingai yra reikalinga skirstyti daugiau darbų, dirba daugiau technikos, tai vartotojas pats jisai gali labai greitai sekti, kiek yra kokių darbų padaryta. Jisai gali matyti, kad tiek žolės yra nupjauta, tiek yra sugrebota, tiek yra surolonuota ir tiek žolės jisai, pavyzdžiui, gali pristatyti į savo ten kokią nors, nežinau, tenais silosų duobę ar dar kažkur tai, nes tiek tai gali per parą suminti. Visą tai tą procesą kontroliuoja, jeigu kontroliuoja kažkoks asmuo, jisai daug greičiau gali tą procesą įvykdyti, nes tiesiog jisai žino, kiek kur ko yra padaryta. Daug tam žemės ūkyje yra logistikos, darbų perskirstimo, procesų valdymo, o yra dar kita dalis, reiškia agronominė, tai technologija leidžia žinoti, kokius resursus naudoja. Technologija taip pat yra sujungta su valstybinėm institucijom, tokia PPISPO sistema, tai informacija apie panaudotus resursus, chemiją, trąšas. Ūkininkai gali perduoti keliais paspaudimais tiesiog valstybinė institucija ir pasidalinti tą informaciją, nes jie vis tiek ją privalo teikti. Dar technologinis galbūt toks svarbus aspektas, kad
technologija gali ūkininkus jungti į vieną bendrą visumą. Mes gamindami technologiją siekiam, kad jinai galėtų būti priimtina ir mažiausiam pačiam vartotojui. Tai šiandien dar nesam taip suskirsti ir susmulkinę tos technologijos pasiekimo, kad jinai galėtų kainuoti arba nieko nekainuoti ir galėtų vartotojas panaudoti ją taip minimaliais poreikiais. Viskas labai priklauso technologijos naudojimas nuo pačio vartotojo. Kitaip tariant, agronomui yra vienaip reikalinga technologija, ūkio valdytojui yra kitaip reikalinga technologija, ūkininkui tam tikro dydžio trečiaip yra reikalinga technologija. Pats mažiausias tas kaip vienetas jiems labiausiai yra reikalinga ne žinoti, ką jis šiandien nuveikė, bet žinoti tam tikras technologijas, kokias, pavyzdžiui, naudoja dideli ūkiai. Tarkim, tą žinojimą, kad jie galėtų išgauti iš tos technologijos tą žinojimą. Arba kita dalis, kur mes matome iš tokios gal socialinės plotmės, kad technologija gali veikti kaip bendradarbiavimas ir jie galėtų veikti visi bendrai kartu siekiant kažkokio rezultato bendro. Net ir mažam ūkiui apsimoka turėti technologiją, nes jie gali veikti tuo principu, kad susikooperavę arba nebūtinai ten kooperacijos pagrindu, bet bendradarbiaujant, ūkininkai gali keliesi nusipirkti vieną padargą ir kartu ją naudoti. Žinoti, kad to padargo, kurį naudoja, bus tiksliai apskaičiuota, kiek aš naudojau ir kiek tu naudoji ir kiek Antanui. O gal mes su padargo dar ir paslaugą galim kažkam tai Jonui suteikti tą paslaugą. Tai kadangi viskas matuojama laiku ir dar, pavadinkim taip, sekundžių tikslumu, tai dėl to sumažina tenais nepasitenkinimą, kiek kas ko panaudoja, nes apie tai galima ir apmokestinti. Jie tada gali kartu nusipirkti vieną kažkokį tai padargą ar vieną traktorių. Sunku lietuviams dalintis, bet atsiranda tokia galimybė, kad jie gali nusipirkti našesnę, geresnę, efektyvesnę, brangesnę techniką kartu ir ją kartu naudoti. Vokiečiai ir sprendė tą, kas pirmas turės panaudoti labai paprastų principų, tas auksinis laikas, kada yra visiems reikalinga technika, tenai, tarkim, kad ir kūlimo metu, jinai būna pagal bendrą susitarimą pats brangiausias laikas. Tai jeigu mes reiškia naudojamės, tai naudojamės kaip paslaugų principų. Tai reiškia mūsų technika kaip ir paimta paskola, kad ją nupirkti, brangiai gerą techniką, tai jeigu aš pirmas naudosiu to auksiniu metu, aš, tarkim, už tą kūlimą mokėsiu 150 už hektarą. O vat jeigu jau per lietų galėsi pultis ten, sakysim, už 50 eurų. Čia, aišku, sąlyginiai tik primeta tik tai paskaičius, bet tai gali veikti tokį principą. Tai yra naudinga ir pačiai valstybei. Lietuva visai neseniai gavo tokį įvertinimo ženkliuką, kad Lietuvoje, jeigu pagamintos technologijos, jos kaip Švedijos technologijos, tai reiškia, kad bus patikima aukštam lygyje. Ką tai reiškia bendrai ekonomikai? Ir reikėtų suprasti, kad kuo bus turtingesnis mūsų tas ūkininkas, kuo jisai efektyviau veiks, o technologija iš principo, gal man tai yra ir asmeniška, man labai rūpi, kad būtų efektyvu viskas, kuo efektyviau išnaudoti. Reikės ir mažiau pesticidų, reikės mažiau traktorių, kurių, sakysim taip, irgi yra efektyvumo tam tikra kreivė. Tai įsivaizduokit, kad jeigu traktorių nusipirkęs aš kažkokį tai už 200 000 jo neišnaudojo jo pačio potencialo, tai prasme jo neįdarbino tam tų darbų, tai ekonomiškai dėl amortizacijos jisai kelia sąnaudas. Bet ateina tas laikas, kai technologija galės pasakyti, kad jums yra reikalingas tam tikra transporto priemonė, tam tikro dydžio, arba jums keliems yra reikalinga geriausia turėti tokią tamsėjamąją ir tokį traktorių, ir tai gali atpiginti mūsų ir pačią produkciją ir padidinti konkurencingumą, sakysim, Lietuvos valstybės ES mastu. Tą sukauptą informaciją galim dalintis turbūt ne tik sakysim, tarpusavį kaip ūkininkai, bet gali nebūti pasaulinio lygio. Tai įsivaizduokit, kad valstybė irgi yra mūsų agrarinė šalis ir tas žinojimas, tos žinios mūsų, kurios galėtų būti perduotos, jos galėtų būti perduotos kažkokios kaip technologijos kažkam tai kitiems, trečiosiam šalims galų gale. Esu ūkininkas Arnoldas Reikertas, dirbame žemėje Kėdainių rajone. Dalyvauju parodomajame projekte, kur yra įdiegtas skaitmenizuotos technologijos į žemės ūkio kombainus, traktorius bei žemės ūkio dirbimo techniką. Mūsų ūkyje yra įdiegti GPS sekikliai bei J technologija, kurios pagalba galiu sekti
jų judėjimą, padarytus žemės ūkio darbus, atliktus žemės ūkio darbus. Taigi šią programą naudojomės dar gan trumpą laiką, bet manau ateityje perspektyva yra labai pažangi ir didelė, kadangi galėsiu stebėti ir koreguoti tiek darbuotojų darbo užimtumus, tiek lauko priežiūros darbus ir atlikimo darbus. Tos technologijos, manau, tik į gerą. Esu ūkininkas Darius Brindza. Technologija įdiegta pas mus ūkyje maždaug mėnesį pusantro. Technologiją įdiegėm į 3 ūkyje veikiančius traktorius ir dalyje ūkyje naudojamų padargų. Diegiant technologiją mes norime ir tikimės suteiks daugiau duomenų, kaip pavyzdžiui tos pačios technikos judėjimą, kokia trajektorija jinai juda, kokiam lauke jinai dirba, su kokiu padargu jinai atlieka dalykus tuo metu, apskaičiuos to proceso našumą. Matysime, kiek tą dieną ar tą savaitę ar tą mėnesį tas traktorius nudirbo darbo valandų, kiek sunaudojo kuro sąnaudų, koks operatorius dirbo su tuo traktoriumi, koks padargas buvo pritaisytas ir kokią funkciją atliko. Turėsim bazę duomenų, kurių anksčiau niekada neturėjom, jų nesisteminom, o šiuo metu tiesiog jie būdavo kažkur mūsų galvose, o dabar mes natūraliai prisijungę prie savo telefono, prie savo darbo kompiuterio, galime tuos duomenis matyti, išsifiltruoti ar praėjusios dienos, ar savaitės, ar mėnesio, ar visų metų procesus. Ūkyje pačiam tiesiog atvers akis ir leis pasvert tiksliau išlaidas kažkokias patirtas. Turint šiuos duomenys mes tiesiog jais generuodami galėsim lengviau svert ūkio sąnaudas įvairiais pjūviais savo darbo valandų, kadangi dirbam daug patys. Tai tiesiog mes galėsim įsivertinti natūraliai savo darbo valandas, ne kažkur tai baigę procesą, vieną dieną užsirašyti ranka, kad ten ir ten dirbau, tiek ir tiek laiko dariau tą ir tą, tokia ir tokia diena, o mes tiesiog tai turėsim sistemoj. Tai vieną turim technikos veikimo laiką, mes galim taip pat kažkokią amortizaciją įsiskaičiuoti, taip pat kuro sąnaudas, to pačio padargo veikimo principą. Mes plačiau pamatysim, kiek su tuo padargu per tam tikrą laiką galim nuveikti darbo. Žodžiu, tie duomenys mums generuos sąnaudas ir galimai mes galėsim generuodami tas sąnaudas kažkur ir sutaupyti. Kooperavimasis duomenimis, ar ne tik duomenimis, bet ir savo aplinką, turimą aplinką su ūkių tarp ūkių yra labai naudinga, tik tais, kad dažnu atveju tas kooperavimasis vyksta gan elementariu paprastu būdu. Tai padėk man tame ir tame, aš tau padėsiu tame ir tame, tu man padėk tame ir tame, aš tau padėsiu tame ir tame. Ką ūkiams duotų arba duoda duomenys, to vadinkim padargo dalinimasis, apskaičiuoja, kiek jisai veikia pas vieną ar pas kitą. Matydamas ūkininkas arba ūkininkai tarpusavį gali komunikuoti, kad mano tas padargas pas tave veikia tiek ir tiek, ar mūsų tas padargas veikia pas tave tiek ir tiek. Jie įsigrynina situaciją laike ir tada tarpusavį komunikuodami, turėdami laiko sąvoką, jie gali ją pergeneruoti į pajamas. Tai turėtų būti raktas į tai, kad reikia dalintis ne tame, kad už ačiū, o davedimas iki piniginės vertės, kad mes turim laiką, mes turim padargą, dalinkimės visu tuo, bet įkainokim visą tai. Tai duomenys ir sistemos tą suteikia. Duomenys ir sistemos davestų ūkininkus iki rezultato, kuris taptų
pajamomis. Ventant šiam technologijų amžiui yra proveržis, tai kiekvienas ūkis turi galvoti ne tik kaip nudirbti sezono darbus, bet kaip ir tobulėti. Tai rekomendacija būtų laužyti standartus, duomenys įgalina. Technologijoms reikia duoti kelią ir atrasti kelią į savo ūkius. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Lietuvos žemės ūkis dideliais žingsniais žengia į priekį. Kaip vertinate projekto bendradarbiavimo galimybės per tokias skaitmeninės platformas? Gerai vertinu. Bendradarbiaujame su sūnum bendras ūkis sukurtas, mes įdiegim šitą sistemą, mums lengviau valdyti ūkį, matom visus darbus, matom kurų sąnaudas ir galim būti vienu žingsniu priekyje, reiškiasi, priimant sprendimus, nereikia reiškiasi, laikų gaišti, sutaupom daugiau laiko. Taip, šiuo metu taip, visuose ūkiuose, visuose darbuose, bet kokį ką be paimsi, reikalinga, nes jau dabar be skaitmenizacijos neįkalbinti. Ne, net dirbt gal galvoju, nes suprantat ir technika keičiasi, viskas technika pati automatiškai skaitmenizuota. Tai bėgimas, jeigu pabandų ir įsidiegia, tai labai svarbu, tai reikalinga. Traktorių judėjimus matom, jų darbo valandas, matom kurų sąnaudas, da viskas. Turėdami šitas technologijas, mažiau išdeginam kurų, mažiau sugaištam laikų, turim daugiau poilsių, reiškiasi, tvarkingiau su chemikalais elgiamės, nes tada tiksliau suvažiuoja traktoriai. Yra sekimų programos, kur tau rodo, kaip traktorius turi judėti, tai va, nepersidengia laukai, tada ir chemijos galima pataupyti. Tai dėl to. Ir sėjant nepersisėja, nėra tuščių tarpų. Čia tokie paprasti dalykai, rodo, suprantat, bet viską, jeigu sudėdė, tai yra gale metų paskaičiuoti, tai yra ir piniginė išraiška daug, ir laikų, ir visko. Bet va, pavyzdžiui, kada važiuoja traktorius su barstytuvu, su purkštuvu, tai yra du dalykai, kurie, reiškia, man labai svarbus, ypač purkštuvas arba trąšos, kur aš galiu, reiškia, kontroliuoti kiekius, tikslų suvažiavimą, kad nepersisėtų, nepersinaudotų daugiau chemijos, daugiau trąšos. Tada aš galiu, reiškia, sutaupyti pinigus, pasaugoti gamtą, reiškia, mažiau ją teršti ir laiką sutaupyti tuo pačiu. Ir ūkis tampa efektyvus ir pelningas. Manau, kad yra papildoma nauda ūkininkams, nes didžiąja dalimi jūs kaip dalyvis neprisiema tokių įsipareigojimų. Jūs tik tais prisiema tą mokslo sklaidą, parodomosius projektus į savo ūkio veiklas ir iš tikrųjų gaunate pridėtinę vertę. Jo, aš ją sugeriu, apdirbu ir priimu sprendimus, tada, reiškia, man lengviau ūkininkaujas, aš turiu daugiau žinių, o kada žinios ateina į ūkį, kada čia daugiausiai mes darom tuos bandymus, aš pirmą sužinau, aš galiu kaimynui pasakyti, galiu draugui pasakyti savo mintį, savo, žinot, kaip yra, paprasčiau gamybininkui papasakoti, reiškia, negu tau ateina mokslo žmogus ir suprantat, galbūt jisai visi kalba, reiškia, aukštesnėm materijom, suprantat, aš kalbu paprastai, kaimietiškai, o čia tas taip, o taip padarei ir tą gavai. Tai čia yra paprasčiau ir dėl to, suprantat, ir man pačiam įdomus tie dalykai tokie, mes praktiškai kiekvienais metais kažką darom. Augalininkystė, gyvulininkystė, kažkur tai dalyvaujam, edukacijas padarom čia su jaunimu. Mūsų šeimos butkų ūkis technologijas naudojame daugiau kaip pusę metų ir turim didelę naudą, pavyzdžiui, degalų taupimui, paskiau matom didelės traktoriais, kur padargai juda, sekimai, matom, kur važiuoja traktoriai, kur matome, kuris traktorius įskabina kurį padargą, kiekvienas traktorius, kaip įskabina padargą, kokį darbą atlieka. Pavyzdžiui, koks trąšų barstymas, tręšimas, matosi, kur tręšia, kur netręšia. Labai duoda daugiau tokios, labiau galima viską matyti ant kompiuterio, viską, kas padaryta, kur praleista, kur sutręšta. Tai labai būna tokia didelė nauda įsidirbus. Man tai didžiausia nauda pavūrina, pavyzdžiui, atsisėdžiu, žinai, matau, kur traktorius važiuoja, kur koks padargas juda, žinai, ką daro, pavyzdžiui, koks sunkvežimis važiuoja, daleiskim. Pavyzdžiui, būna kokie vyksta vakarais purškimo darbai naktims, tai tu vos nelovai atsigulęs gali pasižiūrėti, kur tas traktorius važiuoja, kokią normą purškia.
toks labai turim apčiuopiamą naudą ir yra lengviau pačiam ūkio prižiūrėtojui, labiau galima pasižiūrėti, va taip, ir laukus, pavyzdžiui, kai būna laukai kelti, tai galima pasižiūrėti, pasidėlioti laukus sėjomainą, susidėlioti kelių metų į priekį, tai susidėlioji taip sėjomainą, tręšimo planus pasidarai, tai didelę naudą duoda. Tauposi pinigai, tauposi laikas. Labai yra patogu techniką stebėti, pavyzdžiui, kai būna tos pačiai technika aptarnavimai, reikia techniką atlikti aptarnavimus, kada reikia. Matai, pavyzdžiui, kiek technika motovalandų turi. Pasižiūri, tada skambini servisui, kvieti servisą, kad atvažiuotų, atliktų aptarnavimą padarytų. Ateityje, pavyzdžiui, tas bendradarbiavimas tikrai turėtų ir padidėti, nes kur, pavyzdžiui, mažesnis ūkis susijungia su kitais ūkiais, galima, kaip sakyti, galima daugiau nuveikti darbų padaryti arba tą pačią sėją padaryti. Mašinos yra technika šiuolaikinė brangi, tai, kaip sakyti, susikooperavus ar susijungus galima daugiau nuveikti, naudos padaryti. Taip, kombainų, kaip tokios nuomos, panaudos pagrindais. Šiaip pagrindė mes savo laukus apsidirbam, viską paliekam, bet ir turim prie kelmų frezą atliekam paslaugas, kelmus frezuojam, važiuojam, tada įsavinam apleistus plotus, paskiau su mediena ruošą užsiimam. Tai tokias paslaugas atliekam, bet pagrindėt visą stengiamės savo susitvarkyti, kada jau atlieka laiko technika, jeigu būna kokia laiko, kada žmonės operatyviai įdarbinti, tada pavažiuoja ir padeda kaimynėms. Didelės naudos, pavyzdžiui, technologijos, nes, pavyzdžiui, matai, kur technika juda, kokią padargą užsikabina, kaip važiuoja, kokia kryptimi juda, viską. Galima pasidėlioti su operatoriais, pasikalbėti, gal tu taip geriau važiuok, ar taip daryk, arba gylį, pavyzdžiui, pritaikyk gilesnį. Ir tos technologijos, pavyzdžiui, tie patys laukų stebėsena, žiūrėjimo, dirvožėmo tyrimus, pasižiūrėjimas, tai visos technologinės duoda didelę naudą. Ir kiek kuro bakuose lygius yra, ir kiek kuro sunaudota hektare. Ir galima spręsti, pavyzdžiui, pagal metus, pagal lauko, žinai, kiek susinaudota. Kaip ūkiai padidėja, atsiranda samdomų žmonių, atsiranda ūkio daugiau, kaip sako, reikia prižiūrėti, pasižiūrėti, tada būna per tokias technologijas labai patogu. Tada tu matai, kur mašinas juda, ką daro, paskiau galima pasižiūrėti, kiek degalų suvartoja, gal, pavyzdžiui, padargas netinkamai sureguliuotas, gal galima padargą pareguliuotis, tada ir degalų mažiau sudegins. Tai duoda labai naudos ir labai pasiteisino, pavyzdžiui, tie patys ir sunkvežimiai važiuoja, veža produkciją, priparduoda, tai galima pažiūrėti, kaip jie juda. Ta grįžtamoji taip neapčiuopsi, bet pavyzdžiui, kaip matai, kaip dirbi pagal patogumo atžvilgiu, labai patogu ir paskiau ir naudingumu. Tai tikrai, žinai, kaip sakyti, ta technologija atsiperka ir kiekvienas ūkis inovatyvus sprendžia, nori, kad sutaupyti ir tobulėja, ir žiūri technologijas, tie patys traktoriai patobulėja, yra GPS atsiradę ir čia. Dalyvaus ateityje tokiuose projektuose? Aš manau, kad būtina dalyvauti ir noris kažkaip viską suskaitmenizuoti, pavyzdžiui, arba su to valdymą, sužiūrėti, kad matytumai, kaip pasakyti, kuo mažiau reikėtų pačiam dalyvauti, bet kad galėtumai stebėti viską. Taip.